Garbė Jėzui Kristui, 5 diena. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į Tave, Marija, nuolanki aukščiausia tarnaitė, kuri pažino jaunos širdies sumišimą. Amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje su pasitikėjimu težvelgia 3 tūkstančio jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti Tavo Sūnaus kvietimą. Savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir Jo karalystei save išpildome pagal dieviškai planą ir gyvenimas tampa šlovės giesme švenčiausiai trejybei. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Kągi, vakar baigėme pradėdami nagrinėti istoriją apie Zachiejų, muitininką ir turtuolį, kuris nebuvo vertas Dievo dovanos ir malonės. Tačiau prisiminkime, kai Jėzus yra pasakęs Evangelijoje pagal Matą: jei mylite tik tuos, kurie myli jūs, tai kokį atlygį gausite? Ar taip nesielgia ir muitininkai? Istorija tokia, kad Zachiejus labai nori pamatyti Jėzų, bet per minią negali pamatyti. Jisai įlipa į medį ir eidamas pro šalį, Jėzus sustoja, pažvelgia į jį ir pats, kaip sakant, įsiprašo į svečius, pats pareiškia norą pas jį ateiti. Ir štai kai Zachiejus įsileidžia Jėzų į savo namus, kada įsileidžia Jėzų į savo gyvenimą, juk jam galėjo pakakti tik tai pažvelgti iš viršaus, pamojuoti, galbūt tarti keli žodžius. Jėzus sustojus, jis turėjo laisvą valią priimti arba nepriimti. Jūs puikiausiai žinote, kad kai Jėzus pasiūlė Zachiejui pas jį ateiti į svečius, kai Zachiejus sutiko ir Jėzus nuėjo pas jį, žmonės murmėjo, jie buvo nepatenkinti, nes tai tikrai nėra tas žmogus, kuris yra vertas būti. Tuo labiau, pas nevertą žmogų jie patys irgi negali eiti. Taigi, po to, kai Zachiejus atsiliepia ir įsileidžia Jėzų į savo gyvenimą, ką jisai daro? Jisai pakeičia savo gyvenimą. Atsiliepdamas į dovaną, jis tampa dovanotoju. Jis sako, kad pusę savo turto atiduos vargšams ir atlygins visiems tiems, kuriuos vienokiu ar kitokiu būdu galėjo nuskriausti. Ir tai Jėzus sako: šiandien į šiuos namus atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Jėzaus priėmimas į savo gyvenimą perkeičia Zachiejaus gyvenimą. Jis pradeda gyventi naują gyvenimą ir šią prasme galima būtų sakyti, kad malonė Kristus pradeda gyventi jame. Nors Zachiejus tikrai nėra vertas žmogus ir Zachiejus tikrai yra nusidėjėlis. Tad, jeigu norite gauti Dievo malonę, ką turite padaryti? Kiekvienas žmogus, norintis gauti Dievo malonę, norintis, kad jame gyventų Kristus, pirmiausia turi pripažinti, kad yra nusidėjėlis. Katalikų bažnyčios katekizmo 2010 numeris sako: kadangi malonės srityje iniciatyva yra Dievo, niekas negali nupelnyti pirmosios malonės, kuria prasideda atsivertimas, atleidimas ir nuteisinimas. Jėzus Evangelijoje pagal Joną sako: be manęs jūs nieko negalite. Ir tai mes turime įsisąmoninti, kad visa tai, ką mes galime be Jėzaus, Dievo akyse ir amžinybės šviesoje yra niekas. Ir jeigu norime kažką padaryti dėl amžinybės, jeigu norime, kad tai neštų vaisius į amžinybę, mes visą tai turime daryti su juo. Išganymas
yra įmanomas tik dėl malonės. Mėlieji, skirkime laiką maldai, kad visa diena, nuo ryto iki vakaro ir net naktis būtų vienybėje su Kristumi, kad įsileistume jį į savo gyvenimus. Būkite palaiminti ir iki pasimatymo rytoj. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.